Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Nuo Dievo nepasislėpsi. Užtat izraelitai nepajėgs priešintis, bet atsuks nugaras savo priešams, nes patys yra tapę daiktų, skirtų sunaikinti. Aš nebebūsiu daugiau su jumis, jei nesunaikinsite pas jūs esančių sunaikinti skirtų daiktų. Jozuės 7 skyriaus 12 eilutė. Dėl vieno žmogaus nuodėmės Izraelis buvo nugalėtas priešų. Reikėjo kažko daugiau nei maldos. Jie turėjo stotis ir apvalyti Izraelio stovyklą. Ar jūs kada nors susimąstėte, kodėl visi susiję su Achanu patyrė Dievo bausmę? Ar dėl to, kad jie nebuvo auklėjami ir mokomi nurodymų, duotų jiems Dievo įstatyme? Achano tėvai taip išauklėjo sūnų, kad jis nesijautė kaltu nepaklusdamas Dievo žodžiui. Principai, įdiegti jo gyvenime, skatino taip auklėti savo vaikus, kad jie taip pat sekė tėvo pėdomis. Bausmė parodo, kad visi buvo kalti dėl nuodėmės. Achano istorija moko rimtos pamokos, kad dėl vieno žmogaus nuodėmės žmonės ir net visa tauta kenties tol, kol nusižengimai nebus išaiškinti ir už juos nubausta. Nuodėmė savo prigimtimi yra užkrečiama. Žmogus, užsikrėtęs jos mirtinais raupsais, gali perduoti infekciją tikintiesiems. Tie, kurie užima atsakingas pareigas, kaip žmonių prižiūrėtojai, neatlieka jiems pavestų pareigų, jei neišsiaiškina ir nepasmerkia nuodėmės. Brangus klausytojai, Dievo meilė niekada neskatins ignoruoti nuodėmės. Ji niekada nepateisins neišpažinto blogio. Tai yra susiję su visais mūsų veiksmais, mintimis ir jausmais. Ji persekioja mus ir pasiekia visus mūsų slaptus motyvus. Nuolaidžiaudami nuodėmiai, žmonės visada pradeda nerimtai žiūrėti į Dievo įsakymus. Daugelis slepia savo nusižengimus nuo aplinkinių ir guodžia save, kad Dievas nebus griežtas už jų nuodėmę. Tačiau jo įsakymas yra tas teisumo standartas, pagal kurį teismo dieną bus lygiuojami visi gyvenimo poelgiai ir visi slapti motyvai, ar jie būtų geri ar blogi. Gyvenimo tyrumas kyla iš tyros širdies, bet tokie pasiteisinimai dėl nuodėmės yra beprasmiai. Kas gali užtarti nusidėjėlį, jei Dievas liudija prieš jį? Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.